Tai va, Marija čia, Imbrodas, šventa vieta, tai gal aš net nepaspaudžiau, matyt. Čia man stebuklų padarė tokį, maldaknygį gavau veltui su Marijos pagalba ir patarimu, ką rinktis nusipirkti, nes buvo daug pasirinkimo, jinai patarė. Ir dar jos dėka gavau maldaknygę nepaprastą. Tai ja. Čia aš jau antrą kartą ar trečią kartą važiuoju, bet jau seniai buvau, labai pasiilgau tos vietos ir labai norėjau Marijų dar pamatyti šitoj vietai. Ir vandenį tą palies, bent jau nežinau, ar aš bijosiu ir nebijosiu įlysti. Tai ja. Čia daug žmonių visokių, įvairių atvažiavom grupė žmonių. Tai ja, Jėzaus statula. Ar Marijos? Marijos. Va, čia žvakyčių visokių. Čia galima uždegti žvakės, uždegsiu Mariją, nes dabar nelabai noriu filmuoti tiek daug. Čia Marija pati. Čia vėl daug vietų, čia galima braidyti, vandens pasisemti, man atrodo, Marija neprieštarautų. Šios leidimo paprašys, ar galima, ar ne. Tikiuosi, Marija leis vandens bent jau kažką gauti. Aš nežinau, kad mane ten išgydytum, ar ką aš jau, kaip ir su tais prašymais, ir pamiršau net tau žvakių paimti, atsiprašau dėl to, kad tai ačiū Dievui, kad čia bent buvo žvakelė. Tai bent dvi bent uždegsiu, kad na tau tiesiog nusilenk pagarbą atiduoti Mariją, nieko daugiau. O vanduo toksai, oi atsiprašau, kažkam užlipau. O statula Marijos čia, kaip paprastai, gražių saulėje nušviesta. Čia daug kryželių visokių prikabinta, žmonės pridovanoja Marijai, dovanų visokių. Kaip gražiai viskas atrodo čia. Čia įvairiausių kryžių. Apsaižėlis, sužiūrėti galim. Medinė Marija čia. Čia va Jėzus mažytis. Čia galima žvakę irgi uždegti, padėti. Labai gražus ežerėlis. O kur tas kryžius? Nebėra kryžiaus. Kur didelis buvo. O kur tas kryžius dingo? Čia būdavo didelis kryžius dar buvo medinis. Kažkodėl ją nebematau. Gal ten nukėlė, ne? Aš nežinau, bet tikrai buvo čia vandenį didžiulis. Va toj vietoj gal ir stovėjo netgi. Kur to plytelė, va, matot? Man atrodo, kažkur toj vietoj stovėjo. Kažkur toliau tenai, bet stovėjo kryžius didelis medinis. Nu, matai, gal vis dėlto vanduo, žiema. Gali, žinai, medinis jisai buvo, šiaip jau seniai ten pastatytas buvo. Aš jau kaip čia buvau gal prieš, kiek tai, 2-3 ar gal metų gal. Tai žinokit, dar buvo jisai. O dabar žiūrėjau, nebėra nieko. Kryžiukai metaliniai, bet jie aišku irgi gerai, bet ten buvo irgi įspūdingas kryžius. Nu, apsauga tokia buvo. Nu, ja.